Vieną saulėtą dieną apsilankėme pas neeilinį žmogų, kuris yra nusipelnęs tiek Kauno rajonui, tiek Kauno miestui. Prie arbatos puodelio pasikalbėjome apie praėjusius metus, pasiklausėme jo prisiminimų. Norime jais pasidalinti ir su jumis. Antanai, tikiu, jog retas kas jūsų nepažįsta, bet jei tokių yra, prašau, prisistatykite. Esu Antanas Vaičius, gimęs 1930 metais Čekiškyje. Esu Kauno rajono ir Kauno miesto patriotas, tačiau mano visus mintis yra Čekiškyje. Parengėte daugybę darbų, tačiau kurie darbai jums yra patys mieliausi? Dirbdamas kraštotinį darbą, neužmiršau savo gimtinį Čekiškis. Pagal parengtą medžiagą buvo išleista knyga Čekiški ir bažnytinių archyvų beieškant Čekiškis bažnyčios istoriją. Kokia yra Kauno rajono herbo sukūrimo istorija? Dirbdamas Kauno rajone, atrodo, palikau labai neišdildomą palikimą. Savo iniciatyvą kreipiausi į tuometinį rajono merą Gineiką, kad reikalingas Kauno rajonui herbas, nes jau seniūnijos turi savo herbus, o Kauno rajonas neturi savo herbo. Heraldikos komisijoje, kada buvo svarstomas Kauno rajono herbo klausimas, kiti projektai buvo galų gale atmesti ir pasirinktas šitas variantas, kurį aš ir pasiūliau. 3 upės, Nemunas, Neris, Nevėžis. Rajonas sudarytas iš 3 administracinių vienetų: Panemunės rajonas, Viljampolis rajonas, Vilkijos rajonai. Šiemet Kauno rajonas švenčia 70-metį. Ką norėtumėt perduoti Kauno rajono žmonėms? Sutinkant Kauno rajono 70-metį, noriu pasveikinti visus Kauno rajono žmonės Kasperavičienės eilėmis. Kur surasi kraštą tu gražesnį, plytinti pačioj šalies širdį, dainomis poeto apdainuota, knygnešių neaplenkta kely. 3 upių sankirta ir tauras atsispindi krašto šio herbe, krašto, kur gyvena darbštūs žmonės ir garsus ne vien derlia žemė. Prieš jūsų akis viena nuostabiausių Čekiškės nuotraukų. Jie atspindi tiek Čekiškės architektūrą, tiek gyventojų sudėtį ir santykius tarpusavyje. Šioje nuotraukoje telpa viskas, nuo prisiminimų iki sudužusių likimų. Gal galėtumėte papasakoti apie šios nuotraukos atsiradimo istoriją? O įdomiausia, tai šitą istoriją galiu papasakoti. Prisiminimai leis sugrįžti į praeitį nuslinkusius metus, bet ar surasiu dar jėgų ir ryžtų, kaip tas jaunystės medis nuostabus. Dabar gavau pasiūlymą prisiminti apie čekiškį žydų gyvenimą. Tai vat labai noriu prisiminti vienos nuotraukos istoriją. Laizeris Bekeris, kuris gyveno Čekiškyje, Bažnyčios gatvės pradžioje, 1939 gegužės 10 dieną fotografavo Čekiškę, o mes su savo draugais ruošiamės eiti į Dubysą. Tai Bekeris Laizeris, kurį aš gerai pažinojau, Vaičiuk, Vaičiuk, ateik, tai galvoju, ką jis čia mums pasakys. Sakau, mes einam į Dubysą, ateikite. Jis mus atsivedė, pastatė centre, čia aš ir mano brolis, čia draugas Paužinskas, Eidenis ir Donatas. Ir taip mes nusifotografavom. Tai pati brangiausia mano Čekiškės nuotrauka, kur, kaip matom, sugyvenom gerai su vienais ir su kitais. Tai buvo gražus jaunystės, vaikystės metai.
Gaila neišliko nei to namo, neliko į fotografų leidžių, o šitie kiti, vat, kurie čia su mumis buvo, tai buvo Jaučiukis, va, likom 4, o dabar likau tik 1. Atsisveikinę su gerbiamu Antanu Vaičiumi išvykome namo. Visą kelionę kalbėjome apie istoriją, kaip jie palietė mūsų namus Čekiške. Džiaugiamės, jog tokių žmonių kaip jis dėka mes turime tokią turtingą savo krašto istoriją. Ačiū Jums už pasišventimą šiam gyvenimo darbui. Linkime Jums sėkmės, sveikatos ir dar ilgų gyvenimo metų.